Keistis ar nesikeisti? Kaip pasiryžti gyvensenos pokyčiams? Dažniausiai, kai pradedame svarstyti apie gyvensenos pokyčius, susiduriame su būsena, kuri vadinasi ambivalencija. Tai reiškia, kad tuo pačiu metu viena mūsų dalis kaip ir trokšta keistis, o kita dalis vis dar įsikibusi į seną įprastą elgesį, kuris galbūt mums yra netgi žalingas. Pavyzdžiui, norėčiau rečiau valgyti pusgaminius, bet neturiu laiko gaminti. Arba norėčiau kasdieną po darbo pasivaikščioti, bet greitai temsta. Taigi, kaip išspręsti šį vidinį konfliktą ir pradėti judėti geresnės savijautos link? Pirmiausiai, labai svarbu įsivardinti asmeninės priežastis, kodėl mums šis pokytis yra svarbus. Vieniems pacientams tai yra kai kurių sveikatos rodiklių pagerėjimas, kitiem bendra savijauta geresnė, nuotaika, o kitiem kaip tik pastebiu, kad lengviau įvardinti, kokio taško jie nenorėtų pasiekti. Pavyzdžiui, kad jie nenorėtų susirgti antro tipo cukriniu diabetu ar pradėti nuolat vartoti tam tikrus vaistus. Antra, svarbu numatyti tikslius uždavinius galutiniam tikslui pasiekti, nes pakeliui įgysime ir daugiau pasitikėjimo savo jėgomis. Jeigu mūsų bendras tikslas yra daugiau judėti, pabandykite numatyti, kaip tai atrodys jūsų savaitės eigoje. Pavyzdžiui, plaukimo treniruotę antradienį ir trečiadienį 18 val. Arba tai gali atrodyti bent 20 minučių kasdien pasivaikščiojimas po pietų pertraukėlės. Trečia, svarbu numatyti galimas kliūtis mūsų planuojamiems pokyčiams. Kliūčių gali būti įvairių. Tiek vidinė baimė, kad mums nepasiseks, pristigs žinių, išorinio palaikymo, galbūt mūsų darbo grafikas yra labai įtemptas. Ir numačius kliūtis, svarbu įsivardinti ir galimus sprendimo būdus. Visus šios aspektus aptariame ir gyvensenos konsultacijų metu, padedame pacientams stebėti jų progresą, kai reikia pamotyvuoti, jeigu kažkas nepasiseka, pargrįžti į pokyčių kelią.